man atrodo, tuoj susitiksiu su labai rimtai žmonėm. Jeigu man kažkas atsitiks, žinokit, kur manęs ieškoti. Hey, what? Geras. Pagavom. Gena bėry. Tuo iššoks į vandenį, rytas ankstus, šilumos max +8 vandenį. O aš va taip atrodau. Bet ko nepadarysi dėl gero Radisto Village filmuko. Kas jūs esate? Aš esu Chip and Dale. Atsijausau kaip Jonas Betrūsas. Crocodile Fucker. Kai buvo kažkada Crocodile Bandy. Atsargiai. Kokia lūpų spalva tavo mėgstamiausia? Artėjame į pabaigą. Rolando šuolis Asterix Obelix is going under the water. Rolandai, you are amazing! Nu, kaip jaučiatės? Asterixe? Bėgu į nosį vandens. Mes su Jonu ką tik išėjom iš kambario, kur persirengėm iš sausų drabužių, iš šlapių drabužių į sausus. Ir dabar einam apžiūrėti, kaip sekasi ruoštis video transliacijai, kaip baiginėjasi mainstreidžio statybos ir kiek žmonių susirinko. This is gonna be awesome night. Pažiūrėkit, kaip atrodo scena. Dabar mes ateinam ramiai į Rembo urologinį kabinetą. Pažiūrėkit, situacija iš Rembo urologinio. Kažkokios tai lygos lytinės, ten, nežinau... Ne. Sifo. Ne. Tai kartais, kai vaikštau, tai veržiama. Ai, galiukas išlenda, ne? Tai Lenarus specialiai tam, žinau, reikia nešioti, nes čia yra problemų, čia nesu vienu. Man tas pats irgi būdavo, žinai. Aš paskui pradėjau viniuoti. Ar kada nors kas nors susimastė ir pagalvojo, kad tavo namuose elektra gali dingti, pavyzdžiui, iš Dubingių, nes čia yra pats tikriausias prezidentinis bunkeris, kuris buvo paruoštas 73-84 metais, gali talpinti 70 žmonių, išlaikyti keletą dienų, optimaliai tai 200 žmonių, pripildžius čia, porą dienų gali drąsiai kvėpuoti, gryno oro, gerti tyrą vandenį ir išgyventi branduolinį karą. Trumpa repeticija prieš tiesioginę transliaciją. Matom, čia šeimininkas dar atėjęs. Kaip nuotaikos? Puikios, ačiū. Ar viskas gerai? Tikrai taip. Ar mums kažko trūksta? Trūksta. Ko? Pilnos laimės tik. Trūksta! Oh, baby! Artėjom prie vietos, kur vyksta magija. Kaip čia kvepia seksu, kodėl? Vyrai, ką jūs veikiat? Nieko. Laukia arba karščiau. O čia mūsų kitų kambarys. Kaip vietoj pysti. Bet 45 minutės prieš tiesioginę transliaciją. Ir apšnekam, ką reikės daryti ir kaip reikės daryti. Mano blakstienas dar gražios. 21:50. Bombekas. Berniukai stengiasi. Manoma didžėjų, man bendra gerai. Susistandiniai rodai tik jį ir va, ledas gale. Tiesioginė transliacija jau prasidėjo. Toks vaizdelis yra iš vidaus.
Šiandien radistų svečiuose Marijonas Mikutavičius ir turim jam baisiai rimtą labai užduotį pripūsti balioną. Taip, super azartiškas žmogus. Nu kada? Jau dabar. Aš jau pasiruošiu. Jau dar. Mes turime ir sirgalę. Sirgalė tokia jau santūresnė. Per kiek laiko tu manai įpūs balioną šitą Maikų? Aš manau, kad geriau negu Samas. Aš manau, kad žinok, jisai gali net pagerinti mano rekordą. Ar tu kažkaip turi slaptų taktikų, Marijonai? Jeigu čia žinai, kaip rodo Samurai filmuose, apie nieką negalvok. Tavo plaučiai dirba už tave. Gerai, mes esam pasiruošę, klausytojai pasiruošę, visi pasiruošę. Čia yra sportinė rubrika su Marijonu Mikutavičium. 3, 2, 1, startas! Tai yra žiauriai solidus rezultatas. Tai yra 22 sekundės. Wow! Samas rūka. Rūkai Samas. Matei, kas tai? Čia Indrė. Čia Vaidas. Labas Vaidas. Nori šampaną? Ką Vaidas geria? Nori, aš dėl tavęs darysiu šampaną. Aš kadangi negeriu alkoholinių gėrimų, tai aš geriu vandenį. Neiššaunu, taip? Kad neišplaktas būtume, nu ir žiūrėk, kaip jis daro. O! Valiu! Daryta. Lembanės. Thank you everybody. This is Muma. Nu ką, negeras. Ne. Gavosi, ne? Gavosi, tik iššovė. Esmė, kad nupjovė. Bijai, kokį nors, sakyk, šitų? Ne, aš aukščio nebijau, aš bijau nukristi. Aš nebijau aukščio. Ach, tu šėtonas. Kaip aukštai. Jo, nevarot. Atsiprašau. Dinner in the Sky baigtas ir aš jaučiuosi labai smagiai. Davė pavalgyti šių labai seniai ir svarbiausia buvo labai daug šampano. Ačiū. Dienom mes dresuojam šunis. Oba! Geras šuniukas. Kelionė į Londoną. Šį kartą važiuojam į naują klubą, kuris vadinasi 383. Kadangi esam pakeliui dabar iki Kauno ir tikėkime, kad mes nepavėluosim. Tai ką, aš tikiuosi, kad šitas vakarėlis nustebins mus su savo publika, su savo garsu ir savo nuostabę aurą. Ir mes Vilniui parnešim puikiausius įspūdžius. Draugai mano, pagaliau dasigavom iki aro uosto ir čia sutinka mūsų draugą. Labas. Kur tu skrendi? Tu irgi tam pat skrendi? Jo, į Kazakstaną. Šiandien mes Su private jetu. Pirmokai esam, taip, su private jetu, bet bendroji eilėj. Привет. Как дела? Kaip daskridot, как долетели? Класс. Viskas, tarptautinis didžėjų kolektyvas yra susirinkęs. Pranešim, kaip viskas vyks toliau. Šiandien mes esam Londone, vasaros pirma diena. Kokios prognozės? Grosim. Manau, kad šiandien bus pirmas kartas, kai radistai ištrauks ir šitas muzikos. Ne, iš tikrųjų, sako, varom groti į klubą, kuriame antras aukštas skirtas vien tik rusiškos muzikos mylėtojams, susirenka apie štukas. Čia gerai ir blogai? Iš kurios pusės pažiūrėsi. Jeigu iš klausos gal nelabai gerai, bet akims manau, kad... Bet mes su tavim esam abudu užaugę nuo rusiškos muzikos. Tai bus širdžiai miela ir malonu prisiminti tai, ką vaikystėje girdėjom. Eisim pašokt lėtą? Ne, negali. Jau jedu žaidvi Londoną. Nu ką, dabar geriam alų, varysim į viešbutuką, biškį pailsėt, susitiksim su pietiniu Adamu, kuris mus pavežios po miestą ir tada važiuosim į klubą.
Šiandien terasos kaip ir kažkoks atidarimas, openėras, daug atletų draugų. Taip pat turim braliukus latvius. Morelę. It's gonna be awesome party! Ir jo, ir darysim tūsą. Mes grojom nuo 1 iki 3. Gan geras laikas. Tai tikėkime, kad kompaktai neužstriks. Galima biškį lengvai atsipūsti prieš super vakarėlį. Tikriausiai super, manau, kad puikų vadinės klubą pravažiavom, pamatėm, kad tikrai įspūdingai atrodo ir bus šiandien įspūdingas kiekis žmonių. O Jonas tikrina akustiką. Londoniuks pasitiko labai fainiai. Esame dabar viešbutį, kuris vadinasi Ibis, kaip Ibis. Laukime draugo Adamo, kuris mus veš į savo chatą. Sakėm, kepsim barbekiu, kokteiliukai, bus prie partys. O tada jau 11 į klubą, kuris vadinasi 338. Pasiruošęs kovai šiandieną. Rimtas vakarėlis, man. Smagu būti gražiam viešbutį visą laiką. Galvoju, sakysi, smagu būti gražiam. Smagu būti ir gražiam. Ką čia kuklintis? Kas daugiau save pagirs, jeigu ne pati? Hey, what? Nepasotinamieji vadinasi šitas kadras. Ką tik atrodo suvalgėm, bet dar. Dar. Barbakusai. Ir keista matyti, bet štai lietuviškas alutis. Adam, how are you? I'm good. Glad to see you guys in our city. You're welcome. Shishalikas are on the go, and this is the calm before the storm.